taip galvoja dažnai, bet mainstreamas toks Amsterdamas, kaip tokia sostinė, vakarėlių, narkotikų ir toliau, bet sako žmonės, kas supranta, kad iš tikrųjų Berlynas yra Europos sostinė už šitą dalyką. Sutinki? Man atrodo, kad aš galbūt nesu tai didžiausias techno vakarėlių gerbėjas lankytojas, bet man atrodo, kad Amsterdamas tai labai labai pralūšė šitam naktiniam gyvenimui ir taip toliau. Amsterdamas, tai gal jis toksai žinomas labiau kaip žolės, tai tokia simbolinė vieta, nes ten yra toks dalinis tas dekriminalizas, legalizas atseit, žinai, ir prostitucijos. Bet reivų sostinė, bemiegių naktų, tikros narkomanijos, tikro laisvo, crazy sekso, kur vakarėliai yra paremti seksu, žinai, kur viskas yra apie narkotikus ir sekso, tai tik Berlynas, tai Amsterdamas, tai jie ten nieko, net klubų gerų net, žinai. Tai ir paskatino tave pasirinkti tą miestą. Ar man ir paskatino tai Berlyną pasirinkti? Ne, tais laikais tiesiog, žinai, čia labai daug draugų tuo laiku emigruodavo kažkur į Londoną ir taip toliau. Tas Londonas nelabai prikabino, aš ten buvau gal keletą kartų, nelabai patiko. Tuometinį mano partnerį Berlyne kažkokių ryšių ten turėjau, buvo praktiką atlikus, tai tenai ir persikos. Ir prilipo kažkaip, ne? Jo, ir to aš pats esu oro balionų pilotas dar, tai tuo metu darbas atsirado ten prie Berlyno tokiam oro balionų klube. Ten patemdėmės. Ir tenai paskui kažkaip, paskui atidarėm pankę, ten po kažkiek laiko, ten susirgo tas mūsų šefas vėžių balionų. Tada kažkaip ten atsitiknumų dėka tam tikro radom tokias apleistas patalpas fabrike ir jo. Taip pat aš norėčiau iš mūsų pokalbį iš tikrųjų pradėti gal nuo būtent atsispiriant nuo Berlyno ir pakalbėti apie tą kultūrą, nes pats tikriausiai supranti, kad savim daugiausiai norėsim pasikalbėti ir apie būtent marihuaną, apie tai, kas tavo vizitinė kortelė, kieno ir veidas esi, kovoji už tam tikrą ideologiją, tiesą. Tai Berlynas, Vilnius arba Lietuva, Vokietija, kultūros, rūkymo, dabar kaip tik Vokietija iš tikrųjų sąlyginai neseniai legalizavo marihuaną ir kokius pastebi vartojimo įpročius, skirtumus, kaip tą daro Lietuvoje, kaip tą daro Vokietijoje, ar yra tie skirtumai, ar nėra jų? Jo, tai visos vis tiek mados tokios pas mus, ačiū Dievui, ateina iš vakarų, ne iš rytų, ne? Tai viskas, kas su kanapėm susiję, su marihuana, tai ateina iš Amerikos. Tai viskas, ką amerikiečiai pradeda kažkokį naują būdą suranda ir tada viskas keliauja, visos rūšys, visos nauji strainai, viskas išpopuliarėja Amerikoje ir paskui eina čia. Visi rūkymo variantai, kaip pavyzdžiui, dabar labai populiaru yra, kas Lietuvoje beveik nesutinkama, tai žmonės kanapių beveik nevartoja kaip koncentrato. Tai yra debinimo būdu, beveik nedebina, o Amerikoje tai yra, manyčiau, pagrindinis jau, kaip žmonės vartoja. Čia debas yra toks aliejūkas padarytas tokia kaip... Debas toks koks nors koncentratas, ten jau yra kelių rūšių, ten gali išspausti per dujas, gali kitaip jo pasidaryti, gali šiaip išspausti, jis yra tiesiog koncentruotas jo kanapis ir tada turi jį rūkyti per specialų tokį aparatą, specialų bongą. Aha, bet jas padaro, man rodos, stiprius, ne? Taip, jeigu tos tokia koncentracija. Jie labai stiprus, jau. Tie koncentratai yra koncentruoti. Tai vis tiek atsirado iš esmės dėl to, kad būtų stipresnis poveikis. Kad būtų stipresnis, kad būtų jo gal ar oro uoste, žinai, iššaut vieną dūmą ir vieno dūmo tau tokio užtenka kaip, jeigu stiprus koncentratas, tai, kaip suktinė. Vienai laidai užteks, ne? Ne, bet kaip suktinės maždaug poveikis gali būti vienas dūmas, žinai. Tai labai patogu, greita. Oro uoste, ligoniniai, bet kur gali. Ir iš Amerikos atėjo į Europą šitą irgi. Ir tai ritasi visą laiką iki Europos, tai dabar, sakykime, debingas labai, tas koncentratai labai populiarėja vakarų Europoje. Vokietijoje, kur nors tenai. Ir po truputį tai ateina ir Lietuva. O kaip ten yra su tais procentais Vokietijoje, nes ten kaip ir iki 12% tas ATVŠT yra... Ten, matai, kai išleido tą KNG, vadinamai naują kanapių įstatymą, tai buvo prigalvota visokių ten dalykų. Bet tas iš tikrųjų, kaip viskas taip idealiai, kaip tam įstatymė buvo, ten neišsipildė ir viskas truputį nuėjo kita galbūt linkme, tai kol kas tie 12% buvo tik tai žmonėms nuo 18 iki 21 metų. 21 metų, kurie prisijungtų prie tų kanapių klubų, tai jam turėtum specialius trenerius iki 12. Dabar tų klubų net, sakykime, dar taip pilnai ir nėra, jie net negauna licenzijų, dar kol kas ten nėra atsidarinė. Visos kanapės dabar, kurios parduodamos Vokietijoje legaliai, jau labai keista tokia alternatyva, kur vokiečiai sako, mes ilgai taip netempsim, mes negalim
mes negalim visų rastafarių, visų ganžamanų aptarnauti oficialiai vaistinėse, nes visi perka dabar savo žolę vaistinėse. Nes pasidarė labai lengva tada, kai dekriminalizavo, kai išėmė iš didžiausių narkotikų sąrašo kanapes, tada jau daktarams priskirti tau kanapes pasidarė labai lengva. O visai nėra paslaptis, kad kai kurioms ligoms, o kai kurioms tavo būsenoms tos kanapės padeda. Ten, kad ir be jokių stebuklų, ten be jokio vėžio, bet, pavyzdžiui, žmonėms nuo nemigos. Nu, tai stiprios kanapės vakarė parūkyk ir tu norėsi miego, žinai, arba žmonėms, kuriems nėra apetito. Tai čia tiesiog, čia joks nestebuklas, kad tu parūkysi ir už pusvalandžio tu norėsi labiau valgyti. Taip, čia moksliška tikriausiai, paaiškinama lengvai. Tai ir tada dabar daktarai, už bet kokį nusiskundimą tu pasakai, sakyva, man skauda galva vakarais, nėra nuotaikos, aš neturiu apetito ir aš manau, kad man galėtų padėti kanapės. Tiesiog išrašykit ir jis išrašo tau. Tau net nereikia pasieiti ir tai užtrunka lygiai kokias 10 minučių telefone. Pasitvarkai, tu neturi būti net joks rezidentas Vokietijos. Nieko, tu tiesiog atsidūrai Berlyne, 10 minučių paspaudai telefoną ir už 20 minučių su dviračiu tau jau atvežė kanapių. Ir jos yra aukščiausios rūšies, iš vaistinės 70 rūšių pasirinkti, nuo 5 eurų iki bet kiek. Visiškai tobula aukšta kanapė. Ir tai žmonėms pasidarė taip patogu, kad tai, žinau, tiesiog kam jiem net tų klumų nebereikia, žinai, auginti jiem nebereikia. Taip leidau, dabar gali ir namuose auginti 3 augaliukus kanapės, žinai, nedaug žmonių nori šiaip tas kanapės auginti, šiaip kaktusas nedaug kas nori auginti. Čia turėjau mylėti jau. Turiu kažkiek mylėti auginti. Jeigu tu esi paprastas žmogus, verslininkas, mokytojas, advokatas, ir tu jau nori tų kanapių, na tai tu gauni iš profesionalų, su dviračiu iš vaistinės, tau atveža su sąskaita ir viskas tau puikiausiai, ne? Čia tokie techniniai dalykai, sakau, kaip rūkote, debai, įdomu yra, kaip perka ir taip toliau, o jeigu kalbėtume, nueitume dar kitą tą rūkymo kultūros pusę, tai yra, kas vartoja, vartoja gal tas žodis, taip čia skamba piktai, bet kas tą daro, kokie žmonės rūko, kaip jie tą daro, kaip susirenka, kur susirenka, nes linko aš sakau, pavyzdžiui, yra toksai dar gajus mitas, pavyzdžiui, Lietuvoje kažkaip tapatinasi, kad susėda 5 pacanėliai kažkokie į golfą, kažkur ten susisuka plačiatkas, tas išsitraukia, tenais viską pasidaro tyliai ramiai, tą antaką seka kažkur ir pasislėpia, pridūmina, po to sėdi tam golfe savo ir klausos muziką, žinai. Ir čia yra tas kur nelegalu, žinai, yra tokie, kad tu pirmiausia slėpies tai darydamas, antras dalykas, ten dažnai labai tokia išnaudoji tokiems, nežinau, tiesiog apsidaužyti, žinai, kad apsidaužt apsvaik. Ir ar tu pastebi, kad yra skirtumas, kur jau yra rinka Vokietija legalu, priimtina, net ir iki tol, kol legalizavo, ten jau buvo kitoks, manyčiau, požiūris visuomenės, šiek tiek negu Lietuvoje dominuoja. Aš turiu irgi tokį kanapių aktyvizmo blogą Pučių YouTube, vadinasi, ir dabar naują seriją daryti, kaip tik vadinasi kanapių vartotojų portretai. Tiesiog tokie, kad paprastai pafilmuoti paprastą žmogų, kuris vartoja kanapes, nes tikrai kartais toli nuo to supratimo, nes tai nesusiję nei su jaunystė, nei su kvailystė, nei su golfais, nei su maseračiais. Tai tiesiog su nieko nesusiję. Čia kaip tas pats, kaip būtų nupiešti vyno vartotojo tikriausiai portretą. Kažkoks yra. Galbūt ir skiriasi nuo pigaus sidro vartotojo, bet kažkur jie vis tiek labai susieina, nes visi gali išgerti. Ir visi gali piknaudžiauti. Visi gali piknaudžiauti. Tai ir su kanapėm, ta prasme, žinai, yra įvairiausių žmonių, kurie vartoja jas dėl įvairiausių priežasčių, nuo iki. Ir man tiek smagu, aš su tom kanapėm ir jų visko, ir auginimu, ir visko susijęs tiek daug metų, ir aš tikrai pažįstu pačių įvairiausių žmonių, kurie tai būtų ir motinos daugiavaikės, ir advokatai, ir daktarai, ir seneliai, ir kas tik nori, nuo iki. Aš ypač Berlyne gyvendamas, ir būna pas mane dažnai žmonės ir kreipiasi, jeigu ten nežino, kur gauti, ar ten kažką ir taip toliau, tai tikrai, aš net nežinau, tas portretas būtų pats spalvingiausias. Visiškai nuobodžių kažkokių Lenkų, žurnalistų, kurie apie karą rašo, ateina pas mane, žinai, ten atneša man tų savo koldūnų lenkiško, aš jiem hašišo duodu, žinai, iki ten kokių Lietuvos argentiniečių senių, ten po 8-2 metų pamišusių dėl kokio sekso ir ten ateina ir man pasako, kaip jis ten rūko ir kaip jis ten labai gerai, jam ten viskas dar veikia, žinai, ar jis ten mankštinasi, Taip, tai šitą aš absoliučiai sutinku ir aš pats esu, kadangi užsiimu kūrybą, tai aš irgi stebiu žmonės, man tai yra toksai įkvėpimas ir to pačiu inspiracija, tai aš su to galiu tiktai sutikti ir paantrinti, bet visą laiką mėgstu ieškoti ir kažko, kas vienyje, žinai. Ir kad vis tiek yra
tam tikri tipai žmonių, vat, kurie galbūt labiau, nes visą laiką yra išimčių ir kaip yra toks pasakymas, kad išimtis tik patvirtina taisyklę, žinai, ir tie paternai žmonių, jie vis tiek galioja ir veikia, visur bus išimčių, bet nepastebėjai, vat, kas būtų, kas vienytų. Tai aš manau, kad yra vis tiek tam tikri, kaip tu sakai, tokie vienintys dalykai, paternai, nes vis dėlto reikia labai atsiskiria tos dvi vis tiek narkotikų rūšys ir vartotojų rūšys. Tai yra žmonės, kurie mėgsta stimulantus, mėgsta stimuliuotis, jiems maža gyvenime tos energijos, jiems visą laiką norisi iš vakarėlio kažko daugiau, jie niekada nežino, kada eit namo, jie niekada neiškalbės visų kalbų, žinai. Visų verslo idėjų. Jo, ir jiems būtinai reikia stimuliuoti, žinai. Yra žmonės, kurie mėgsta labiau tokį ramesnį atsipalaidavimą, tokį linkę gal labiau į tokias kažkokias veiklas, sakykime, susijusios su kažkokia su kultūra, labiau ne su šokiais, o su tokia su stebėjimo, kažkokia skaitimais, ramesnė muzika, visokom, nežinau, veiklom, tokom, kurios nelabai tave reikalauja labai ilgai nemiegot, pavyzdžiui, kaip reivinant, arba labiau gal koncertai, žinai, kur, pavyzdžiui, mano su buvusia partnerė klubas Berlyne, jisai toksai, aš vis tiek sakiau, mes ten Berlyne esame, žinai, ir reivo sostinė, bet aš vis tiek, mano vienintelė taisyklė tam klube buvo, aš ten darau bet kokius renginius, iki pornografijos, iki džiazo, viskas Berlynas. Bet techno ir house aš ten niekada nepriimu. Man nepatinka, žinai, tas stimuliatinė kultūra, man nepatinka 3 dienų naktis tūsint, aš stauneris, man 6 ryto aš noriu eit miegot. Žinai. 6 ryto čia jau. 6 ryto aš noriu eit miegot. Jeigu jau bombinis vakarėlis, tai nežinau, pats įdomiausias pasaulyje pašnekos, galiu aš iki 9 gal rytos jau pašnekėti, jeigu dar kavos geros yra, žinai. Bet aš jau 12 aš tai su juo nešnekėsiu niekai. Okay. Tai gal čia tas tipas žmonių, kurie taip nori stimuliuotis ir eit per tą gyvenimą su tokia beprotiška energija, kuri iš vidaus tavęs tas chemijos sprogdina, tokia, žinai, ir kiti, kurie pasikliauja tuo pačiu gyvenimo ritmu ir tokiu, žinai. Kanapės jos tik suįdomina kiekvieną veiksmą, bet jos nepriverčia tavęs iš niekur jau gaut. Dabar dar grįžtant prie šitų dalykų, kultūros galbūt ne tik kanapių, bet ir šiaip absoliučiai apskritai to tūsinimo, žinai, ir pradėjom nuo to pokalbį, kad Berlynas kaip ir yra tokia sostinė, tu irgi tą pripažįsti. Tūso, reivo. Viso šito ir automatiškai, kai ten yra sostinė, tai yra toks flagmanas neša tą vėliavą, tai automatiškai ir ta kultūra yra susiformavus atitinkamai. Aš manau, kad tada žmonės tą daro gal šiek tiek ir atsakingiau ir protingiau ir yra dalykų, kurių galėtume pasimokyti, pažiūrėti į vokiečius, ar ten nelaik vokiečius, ten iš viso pasaulio žmonės. Kaip jie tą daro ir kam turėtume pasimti ir ko trūksta čia. Aš savo tam tikrus pastebėjimus turiu ir galėsiu po to pasakyti. Tai aš manau, kad visi tie dalykai, kurie pas mus žmonės atkreipė dėmesį į reivo rizikas, tai jos jau daug anksčiau pasireiškia tokiose vietose kaip Berlynas, žinai, tai ten visokie, pavyzdžiui, visai įprasta vakarėlį ir dabar organizuojant klube vakarėlį ne tik tai samdyti apsaugą, arba net nesamdyti apsaugos, jeigu jis labai saugus, bet turėti tą vadinamąją awareness team, ne? Lietuviškai būtų stebėtojų komanda, ar kaip čia būtų tokie tvarkos kažkokiais awareness, bet jie tokie prižiūri, kad nebūtų kažkokio seksualinio priekabiavimo, kad nebūtų diskriminacijos kažkokios tokios, žinai. Kas taip yra, dabar irgi yra kalų, nes šiandien nebuvo. Jo, žmonės žiūri, kad nebūtų labai perdozavę visų žmonių. Jeigu jie perdozavę, jiems suteikia kažkokią pagalbą, ten turi visų, žinai, žmonės tiesiog viską žiūri atvirai, žinai. Reiveriai, jie pripažįsta, jie vartoja daug tų stimuliantų, narkotikų, jie žino patys tai, jie niekam neslėpia, jie ten nieko, žinai, ateina. Tai yra awareness team ateina pasiruošę su visom ten medžiagom, gaivint ten tuos žmonės perdozusius ir jie visko turi, žinai. Ir čia šiaip labai geras pastebėjimas, nes čia tokie kaip savanoriai, kurie stebi, nes pas mus būna, bet dažniausiai tie savanoriai patys būna tame vakarėlyje, mėgaujas to laiku, žinai, išnaudoja tą progą, ten yra, bet kad būtų žmonės... Awareness team, tai jau čia rimtas reikalas Berlyne ir kartais jau mes taip kurbino kartais ir aš jau sakau, hebra tikrai perdeda, žinai, nes jau būna tokios krizi kokie, žinai, keturiuose kampuose, densfloro tokie stovi ir žiūri visus. Bet čia labai logiška, ta prasme, čia yra būtent tai kultūra ir yra, nes kiekvienas blogas įvykis, kiekvienas išprievartavimas, kiekvienas... Ypač kai tu turi tokį vakarėlį, kada yra tikrai mixed people, mixed races, mixed ages, everything mixed ir
ir rasės, ir lytys, ir kas tik nori, žinai, jo, taip visi sumišė, kad reikia tam vakarėlį truputį toko, žinai, įvairios kontrolės. Kad aš manau, kad turėtų patys vakarėliai, kurie organizuoja tą, kad jie turėtų iš apačios, kad neturėtų atsirasti organizacija, kuri iš viršaus ateina ir sako, galim... Kiekvienas vakarėlis atsiveda savo, nes jie dar turi ir, žinai, pas mus klube būna, jie atsiveda dar tam tikrus, nu, kad jie sietųsi su to community. Taip, kad jie pažinotų, bet jie supranta visą situaciją, jo. Jeigu tu įmesi iš miesto kažkokius policininkus awareness, tai čia visai esmė čia yra, kad nu, jie dirba būtent visai šitai kultūrai, nes kiekvienas išprievartavimas, kiekvienas ten nuspaikinimas ir panašiai yra žala ir tu gali vis sunkiau yra tos daryti. Vakarėlių ir taip toliau. Tai mes labai, pavyzdžiui, kaip klubas irgi labai į tai kreipiant dėmesį, jeigu gaunam kokį nors, gaunam kartais, kad ten, mane ten kažkas nuspaikino, ar ten kažką, žinai, tai labai irgi tai rimtai žiūrim ir stengiamės įsiaiškinti gal ir atleisto žmonės, tai yra buvę, tai yra situacijų, žinai, visokių, kuris neatsitinka. Gerai, dabar po truputį noriu pereiti tokį kitą bloką, tokį, kokį mes turim sudarę šitokius kelis blokus interviu, tai vieną tą Berlyno aptariam. Bet dabar atsispiriant nuo Berlyno ir einant į kitą, kaip manai, jeigu būtum padaręs Berlyne kažkur bažnyčiai savo performansą tokį, kokį buvai padaręs čia Lietuvoje, ar būtų kažkoks atgarsis, ar būtų... Ne, aš manau, kad nežinau, kad Berlyne bažnyčios tuštutėliais. Žmonių nėra, ten tokie kaip community namai, ten varai, ten jie nieko neturi, ten bažnyčios visai kitą atstovai, ten įvėkčiau, tai va, sakytų, durnas. Gerai ir parakintų. Ir juolab, kad bažnyčia, kuri labiausiai man artima Berlyne, tai yra tarp manęs ir mano klubo, tai yra vidury aikštės, kuri yra žiauriausias heroin spotas visam rajone pas mane. Ir ten yra tokia visiškai crazy Berlyno vieta, nes tai tokia aikštė perskelta grynai per pusę. Ir vienoj pusėje iš akmens, žinai, iš tokių, visi baldai padaryti iš vielos ir akmens. Nu, kur nieko, tu dantim graužtum, tu nieko nedaram darytam, ir tokie įrengti tokie pasisėdėjimo tokios vietos su stogeliu heroinščikam, kurie grinai tenai leidžiasi, prekiauja, visi tokie juodi pajuodė. O per pusę tos aikštės yra vaikų žaidimo aikštelė. Ir vaikai žaidžia visi spalvoti. Ir niekam nesimano problemas. Nu, jie tiesiog savo pusę, jauti savo pusę. Kaip Berlynas mėgsta tas pusę. Berlyno siena, jo. Bet čia Lietuvoje gavosi atgarsis, gavosi... Lietuvoje, nu tai, žinai, mes esam tokia krikščioniška tauta, mums čia taip svarbu, žinojau tai darydamas, kad aš, nu, bet kur, aš dariau tas akcijas prieš tai ir prie Seimo, ten aš pats su kanapių aliejų viriau prie Seimo, rodžiau, kaip pasigaminti, viriau ryžių puodę. Paskui su Natalija iš kanapinės krautuvės darėm CBD rūkimo akciją irgi prie Seimo, kada buvo per visišką pulgą Šuraivas pasijungė, ten per pulgą rūkėm, ten man tai aiškiai, nu taip, labai sėkminga, bet tai nesulaukė ir kadruose, nes tai tiesiog žmonėm, žinai, jau... Nebuvo to, o tas sulaukė ir akivaizdu dėl ko, žinai. O šitas sulaukė akivaizdu dėl ko, bet irgi nesulaukė tokio, kokio skambaus, kokio aš norėjau, žinai. Ir gal labiausiai pasiekė vis tiek žmonės, labiausiai pasiekė kažkas toko, žinai, jiems va, ten per mamos apdovanojimus, nes labai daug žiūri žmonių, žinai, arba va, pasirodai pas gerbiamą Tapiną laidoj, tai tada visi, žinai, kažkaip žmonių daug pamatau. Tavo pamatė tada. O bažnyčios, nu tai... Bet ir bažnyčia, žinok, sulaukia. Sulaukia, aišku, bet matai, tas... O galiu paklausti? Buvo labai, nebuvo daug palaikymo, žinai, nes tai buvo toks rizikingas, žinai, buvo daug žmonių tikrai išsižadėjo, tiesą sakant, mane, žinai, nepalaikė. O koks buvo tikslas, pavyzdžiui? Nu, taip, jeigu taip reiktų įvardinti trumpinut. Atkreipti dėmesį į CBD problematiką Lietuvoje. Būtent dėl to Martyno Simonino, kurį tuo metu ir teisė. Ten kitą dieną buvo Martyno teismas. Taip, čia yra vaikinukas, kuris turėjo CBD parduotuvę ir ten tiesiog buvo viršytas tas kiekis. Tai kiekis 0,5 buvo ir jam pripažino narkotikų prekybą. Ir siuntė žmogų į kalėjimą 2 metam. O tai jisai atlieka tą bausmę? Ne, jisai, ačiū Dievui, paskui gavo apykoje pusės metų. O palengvino šitą. Nu, aš nesakau, kad čia mano performances tas jiems kažkaip palengvino, bet taip išėjo. Ne, aš suprantu, jo, bet tie performansai yra įdomu ir aš kaip ir suprantu jų tikslą ir toks, nežinau, pagarba tau, kad tu ryžtas tokiems dalykams, nes, ką tu ir pats paminėjai, kad tai atgarsiai būna įvairūs ir skirtingi ir kad yra ta reakcija, bet aš galbūt ir norėdamas taip pasamprotaut, pafilosofuot, ar netrodo tau, kad nu, mes vis tiek esame Lietuva, mes esame tarp rytų ir vakarų, tu pats labai gražiai pasakai, kad ateina pas mus idėjos iš vakarų pirmas, ačiū Dievui, ne iš rytų ir aš su to sutinku, aš irgi šitoj pusėje esu, bet nepaisant to negalim ignoruoti fakto, kad mes esame ta tokia, dėl to mūsų visuomenė irgi yra dvilypė ir kad reikia tą
kitą dalį visuomenės irgi kažkaip edukuoti, paaiškinti jiems, kad yra taip, nes jie turi tokius, ar tau netrodo, kad kartais tavo tokie tam tikri performansai, kad jie gali kaip tik tą atmetimo reakciją, ir kad tavo dalis visuomenės jie gali visiškai nesupras, kad reiktų kažkaip subtiliau gal prieiti prie jų. Tai aš visais keliais prie jų, kokiais tik nori. Tiek ir savo dainom, tiek laidom, tiek kokiais nori. Tiek mandagiais, tiek įsišokančiais. Parenku pagal man reikiamą situaciją tuo metu, žinai. Martynui reikėjo tokios smūginio atkreipimų dėmesio, žinai. Tai teko kreiptis į katedrą. Į aukščiausiąją instituciją, žinai. Aš atsimenu, kas mane labiausiai įkvėpė tam performansui arkikatedrui, tai buvo tai, kad ten buvo Martynas Simonina teisėjas už tą nesąmonę, už tą CBD prekybą, kaip narkotikus ten, ir kito teisėjo, kuris buvo teisėjas byloje, tokio rezonansiniai, kada Jurbarke, ta mergina išleistų metu bandė išprievartauti, sumušė vaikinas toksai. Ir ten, ir tada to teisėjo paklausė, sako, kaip išmūdė diferenciacija, sako, kaip čia siūlo šitam 3 metus žmogui, čia CBD prekiavo, o šitas sumušė moterį tikrai, traumą tikrai, aš nežinau, net kaip čia palyginti, žinai, sumušė, bandė išprievartauti, sako, tas teisėjas net, jūs nesuprantate, sako, čia tai lengvas nusikaltimas, tas sumušė, o čia sunku, sako, čia prekyba narkotikais, žinai. Ir mane tai išmušė iš vėžių, aš negaliu su tokia nekompetencija aukščiausiuose sluoksniuose teismuose, kada teismų pirmininkas, teismai, teisininkai, teisėjai galvos, kad žagint moteris yra mažesnis nusikaltimas negu prekiauti CBD, man tai neįmanoma, žinai. Alkoholis legalus ir kiekvienas nusikaltimas ant alkoholio yra įprasta, o kiekvienas kažkoks nusikaltimas, jeigu žmogus nedaug dėvė kas nors nusikalsta Lietuvoje būna apsirūkęs, tai ten parašo, kaip nežinau, atrodo, kad grinai, dėl to, kad jis apsirūkė, tai jisai ten viską padarė, žinai. Nors visi kiti nusikaltimai buvo neblaivių alkoholio vartotojų žmonių padaryti, tai tas galbūt nervuoja. Aš pats kaip alkoholio nevartoju, mane tas kaip ir veikia, žinai, skaudina, kad tas mano būdas toksai atsipalaidavimo, kuris nėra niekuo blogesnis, o mano manimu yra geresnis, sveikesnis, kad jis taip teisimas, žinai, pakelt taurę ten kokoj mamoj, nebūtų visai niekam problema, šau čampės, žinai, parūkyti jointą, o čia beje ką problema, žinai, ir taip yra viešai. Ar nesi pagalvojęs, kad tas vis tiek, čia dabar kaip viskas įsirutulioja, tu reflektuoji, supranti, matosi, kad tu samprotai apie tai galvoji ir suvoki, gali argumentuoti, bet kaip atėjai į tą atvejį. Nemanai, kad čia tavo tokio maištininko būdas yra, kas atvedė tave iki tą kanapę. Nes kaip ir iš esmės, mes vis tiek čia augom, kur čia nelegalu yra kanapės, legalu yra alkoholis, kaip ten bebūtų, teisybė, neteisybė, bet taip yra. Ir daug kas tiesiog nevartoja tų kanapių, nebando arba pabando, bet neberūko dėl to, kad nelegalu, nes bijo, kad jos pagaus ir toliau svaiginas alkoholiu kažkaip, kai kas ir tą alkoholį moka vartoti protingai, nebūtinai, žinai, nereikia eiti tos kraštutinumus, kaip mėgstam dabar dažnai čia, mes tik tais rūkom ir valgom, o jūs čia geriat ir mušat žmonas, nebūtinai taip yra, kai kas geria alkoholį ir nemuša ten žmonų, daro tvarkingai, žinai. Tai nemanai, kad čia vis tiek tavo yra kažkoks maištininko, gal kažkiek anarchisto. Aš man atrodo, kad tai susidėjo iš tokių kelių dalykų. Visų pirma, augau aš šeimoje, mano tėvas buvo alkoholikas. Ne? Jis buvo toks labai, kaip čia sakant, inteligentiškas žmogus, teisėjas, bet buvo priklausomas nuo alkoholio taip, kad jis negalėdavo jo atsisakyti. Ir tiesiog aš taip mačiau, kad tai belė kaip keista priklausomybė. Žmogus nenori, man žada, kad negersis tai, ką geria ir greuna, tai, manau, aš šeimą taip toliau. Ir paskui jis žuvo, kai man buvo 11 metų ir girtas. Ne. Tai man atsitiko tokia trauma, aš labai buvau nepatenkintas to narkotikų, kaip jis veikia ir kaip jis atrodo. Ir aš labai mėgau skaityti, man patikdavo skaityti visokią literatūrą informacinę. Tuo metu Lietuvoje labai daug išėjo knygų informacinių, aš tokiu augau metu 90-ais, kada labai daug išėjo informacinių knygų apie narkotikus. Ir man jūs tai patikdavo, visokią literatūrą apie narkotikus. Ar iškinamoji ten, kur išvardina visus narkotikus, būdavo tokia knygelė, dar atsimenu, narkotikai vadindavosi, žinai. Ir ten tiesiog kiekvienas narkotikas vienas po kito,
švardinta, kaip čia jie veikia, kas nuimūna, kaip jie atrodo ir taip toliau, žinai. Ir man vis laiką ta informacija patikdavo kaip vaikui, kaip paaugliui, žinai. Bet ten būdavo viskas taip apžvelgta nuo A iki Z, nuo fan iki blogiausių, žinai. Ir buvo aiškiai parašyta, kad heroinas tiek addicted, kad dažnai žmonės labai dažnai perdozė, miršta ir taip toliau. Ir aš kažkaip aiškiai supratau tą narkotikų diferenciaciją, žinai. Ir supratau, kad kanapės yra... Kad narkotikas narkotikų nelygus. Jo. Ir kad nuo kanapių nieks nemirė, jos yra senas toksai augalas tradicinis naudojimas visam pasaulyje, žinai. Ir tuo metu kažkaip man taip išėjo, kad aš susipažinau su kažkokiais žmonėm, kurie ten turėjo, aš buvau labai jaunas, man buvo ten kokie 12 metų. Ir aš jau supratau, kad tikriausiai gyvenime reikia su tuo svaiginimusi būti atsargiai. Nes man taip iš karto atrodo, kad aš labai, aš į viską, aš labai, manau, esu priklausomas asmenybė. Tai viską žiūriu taip, jeigu man kas nors patinka, tai to dalyko nelabai moku riboti, žinai. Tai aš sugalvojau, kad, žinai, jeigu aš vartočiau alkoholį, dabar manau visi ten bendro klasiai, tuo metu kaip ir visur Lietuvoje, žinai, ten, nežinau, čia 6, 7, ten valėma klasė, visi iš kažkur pradeda išgirinėt, kažkas gauna ten alkoholio, kažkokie pirmi šokiai, vakarėliai, žinai, ir aš supratau, kad jeigu aš taip pradėsiu jau dabar gerti, tikriausiai būsiu bileką užsikabinti labai už to alkoholio ir man nebus sunku nuraus, man aš būsiu alkoholikas tiesiog, jau tada supratau. Ir tai galvoju, tai bus taip su visom medžiagom tikriausiai, žinai. Aš jau priskaitęs tos literatūros, aš suprantu, kad kokainas, stimulantai visi yra toks narkotikas, kuris sukelia tokią euforiją, kad jeigu jo pabandysi, paskui tau bus sunku pamiršti tą euforiją, žinai, ir tai jos laiką laikysis. Ir aš jau tai supratau iš literatūros, net nepabandęs. Ir aš iki dabar nesu nei vienos linijos kokainos uostęs gyvenime, nei vienos sintetinio narkotiko nevartojau, nei vieno rato nesuvalgiau, nieko. Nors 15 metų turiu klubą Berlyne ir tikrai mačiau narkotikų nemažai aplinkui save, žinai. Ir tada sąmoningai pasirinkau kanapes. Ir aš galvojau, mano iš tikrųjų yra filosofija narkotikų, aš vartoju tik tuos, kurie auga, žinai. Aš ten galiu suvalgyti ir kokį grybą kartais, jeigu man nuotaka yra, bet irgi retai tai darau, ar ten galėtų mane įkalbinti, kas nors ten suvalgyti kokį kaktusą arba kokos lapų pakramtyti. Man svarbu, kad nebūtų perdirbta, žinai. Bet kadangi daug tokių dalykų nėra, tai aš rūkau kanapes. Ir jas tikrai over vartoju, tikrai daugiau negu paprasti žmonės vartoja ar turėtų, ar vadeva. Bet man tai, aš su tuo galiu ramiai gyventi, gerai, žinai, tai netrukdo mano kasdieniai veiklai. Tai čia iš tikrųjų taip retrospektyviai pažiūrėjai ir iš tikrųjų labai pažįstamas tai, ką kalbėjau, aš irgi kažkaip visą laiką vengiau tų narkotikų sintetinių ir iš tikrųjų dažnai būdavo tas, kad man sakydavo, kad tu negali kalbėti apie juos, tu negali suprasti, nes tu nesibandęs, žinai. Ir man atrodo, kad taip, aš labai daug mačiau žmonių aplink save, kurie vartoja, aš lygiai taip pat skaičiau literatūrą ir atrodo, kad nėra čia kažkokio raketų mokslo, žinai, tai viskas yra pakankamai paprasta. Bet nepaisant to, tu pats iš šito pokalbio metu pasakai, kad tu esi priklausomas, žinai, ta priklausomybė. Aš manau, kad aš esu priklausomas, tik aš pasirinku, aš protingai apie ją, stengiuosi protingai apie ją galvoti. Žinai, aš priklausomas, pavyzdžiui, nuo kavos, ne? Tai aš tai suprantu, kavą geriu kiekvieną dieną, 12 puodelių kokią ir su tuo ir gyvenu, žinai. Ir nesakau, kad jos galiu negerti, pavyzdžiui, arba... Negrauži save dėl to. Ne, visiškai dėl to savęs negrauži. Kaip ir dėl kanapių. Kaip ir dėl kanapių vartojimų, jo, aš jų rūkau, kada galiu daugiau, kada esu aplinkoj, pavyzdžiui, Berlyne, tai rūkau jų žymiai daugiau negu gyvenimas druskininkuose, ne? Nes Berlyne tu visur jas gali rūkyti. Aš einu į darbą, aš vis tai, kas rūkau, pas mane viduje kubė rūkoma, galiu rūkyti ten cigaretės, cigarus, žolę ar ten iš vis, ką nori, nieks neklausia, žinai. Tai aš čia rūkau, visur rūkai, o kai gyveni druskininkuose, eini į darbą, tai nerūkai, nes tenai nesirūko, žinai. Turėjo būti visko tikriausiai per tą laiką ir manau, kad gal buvo ir tokių momentų, kai galvodavai, kad gal kažkas, gal reiktų kažkokiais, ar nebuvo taip niekada nenorėjai, negalvojai, nedarai ten tolerance breakų ir visų kitų dalykų. Vieną kartą nerūkiau gyvenime kanapių 10 dienų šilės ir priežastis buvo dėl to, kad buvau Rusinė, kūro. Ir negalėjau susišnekėti su tais rusais, kokie man duotų kūro parūkėti, aš rusiškai nemoku. Tai ten, žinai, ten dropų kultūra jau labai senai yra. Ne, čia buvo, žinai, kelinti metai, čia buvau Peterburge. Pasaulio dirižablių čempionate. Ir bandžiau prasimušti pūsti iš tų rusų. Ir nepavyko. Ir rusiškai nemoku, kur jau mane taip parino, ir nedavė man parūkėti. Čia kelinti metai palauk. Čia žinau, dar sunku sakyti man, bet dabar bandyčiau atgaminti ten
gal ne 1000 kokių nors. Tai va, vienintelis mano toksai breikas, o šiaip niekada manęs kanapė neužkarina, nenuvylė, neužparina, niekada. Aš kažkaip... Gerai, būna, kad neturi, pavyzdžiui, reikia pasiderinti ir nepavyksta rasti ir lipi sienom tada, ne? Na, žinai, mano pusė, aš sakiau kažkam, aš jau pasakau, dėl ko vienas iš argumentų legalizacijai būtų, žinai, šuvintačiamui, mano pusė laiko paauglystėj, kai aš buvau paauglystėj, aš pusę savo laiko turėdavau praleisti ieškodamas kanapių. Aš grinai jų ieškodavau, trankydavausi ten po visą Lietuvą, su visais augintojais pažindindavausi. Nu, iš visur galėdavau, visus sources bandydavau, kad jų visą laiką, kad nebūtų tos stacijos, žinai, visą laiką reikėdavo. Ir kadangi visi žinodavo, kad aš jas traukau, tai visi, žinai, manęs prašydavo, bandydavo, ir aš kai studentas buvau Vilniuje, nu, vien žodžiu, tiesiog labai daug laiko tam išleisdavo, žinai. Bet tokios situacijos, kad dabar su manim nebūtų kanapių, tai nebūna. Ne, aš kaip ir priklausomas žmogus, kiekvienas atsikeliu, žinai, ryte, ir įsivaizduok, jeigu tu atsikeli ryte, tu dar guli lovoj, ir tu jau žinai mintim, kad pas tavęs spintelėje, nu, nėra kavos pupelių nekiek. Nu, tai tau kažkokia... kaip ir prasta nuotaika. Nu, tarsi, diena gal neprasta, bet reikia eiti kažkur į Maksimą. Maksimui tu, kur tu mėgsti, nėra. Reikia eiti į Taste Mapą. Taste Map'e bulkutis, nu, vien žodžiu, visą tą... Taste Map'e brangu lai. Taste Map'e brangios, skanios, eini backstage'ą. Ir taip pat ir su kanapėm. Jeigu aš atsikeliu ir žinau, kad pas mane 5 gramų kokių nėra kanapių, nu, tai aš ne tai, kad parinuosi, aš nėra man ko parinuosi, aš tiesiog organizuoju. Gerai, dar toks vienas klausimas, manau, kad sunku gal tikriausiai jį atsakyti, bent jau man, pavyzdžiui, būtų taip, nes čia reikia reflektuoti labai į save ir dažniausiai žmonėms nepatinka tai, bet va taip, jeigu pažiūrėtum į save iš šono, ar kaip manai, ar tu geras esi pavyzdys žmonėms, kurie, tarkim, nerūko kanapių, bet va tu kovoji už tą ideologiją, tu va, labai gražiai ir šio pokalbio metu įvardinai, ir kitų pokalbio metu įvardinai, už ką tu kovoji, kaip manai, ar tu va, tavo gyvenimo toks dosėje profilis visas, ar tu laikytum save gerų pavyzdžių, kad va, gali žmonės pažiūrėti tave ir sakyti, kad va, jisai rūko, bet jam viskas gerai. Nu, aš norėčiau tokiu būti, nežinau, čia nekuklu, žinai, sakyti apie save taip, ar tu esi. Aš norėčiau tiesiog būti pavyzdžiu žmonėm, galbūt jaunimui, kurie galvoja, kad alkoholis nėra pats geriausias narkotikas, pavyzdžiui, arba kad uostyti ketaminą nėra geriausia pati idėja, kai tu esi jaunas. Aš kaip kanapių veidas toksai, aš noriu jas populiarinti, kaip narkotiką. Jeigu tu pasirenki kažką vartot, puikiai palaikau 100% žmonės, kurie pasirenka nieko nevartoti. Ir tikrai turiu kelis tokius draugus. Tikrai žmonės pasiryžta dėl kažko gyvenime, kažkas juos įkvepia ir jie iš vis nieko nevartoja. Ir jie tokie patys puikūs ir faini menininkai, draugai, verslininkai, vėliau. Ir bėra ką faini. Bet jau kur jie jau vartoja kažką, tai aš reklamuočiau kanapės. Visi atskiria alkoholį kaip nenarkotiką, nes tai jau tiesiog oreva automatiškai, žinai, nors tai yra pats stipriausias narkotikas, belia kaip taško. Visiškai žmogus, intoksikuotas atrodo, nes aš nematęs nuo visų narkotikų, kad žmogus tai būtų kaip nuo alkoholio, žinai, vartus, lemia. Bet ant tiek esame įpratę, kad mums tai net kažkaip, žinai, atrodo, kad čia visiškai easy. Tada žmonės, kurie niekada nevartoja narkotikų, pagaliau ryžtasi kažkaip gyvenime, ten juos įkalba kas nors, jie parūkytų kanapių, tada jie parūko ir laukia, kad čia jau į kosmosą dabar išneš, žinai, nu, ta prasme, kaip alkoholis kažkas, kai pystels, tu pradėsi, nežinau, tau atrodys moterys gražesnės, vyrai linksnesni, šokiai geresni, bet pamatai, kad absoliučiai beveik iš vis nėra jokio poveikio, iš vis neveikia. Ir tada tu toks nusivylimas, žmonių ateina, jie man rašo, skambina, sako, kad iš vis, nu, kam ta žolė net neveikia. Mano amžinatilsį vienas iš geriausių draugų prieš porą metų mirė nuo kasos vėžio. Jisai jau chemoterapijos metu dėl alkio vartodavo kanapės, šiaip visai nemėgėjas buvo, nepūsdavo niekada. Bet jau chemoterapijos metu pradėjau kažkiek, sako, pavartočiau, žinai, ir aš jam ten nusinčiau tų kanapius, parūkau, sako, taip, atlyžiai neveža, sako, čia tos kanapės absoliučiai neveža. O žinau, kad ten belia kaip stipri kanapė, tai ta pati, kur aš rūkau Berlyne. Sakau, bet ko tu tikiesi, seneliuk, nu kas čia bus dabar, ta prasme, tu pradėsi juokti, tu gali atlikos patale, žinai, nepradėsi juoktis, nežinau, neatsiras filmai kažkokie, žinai. Nėra viskas taip, ir žmonės viską pervertina. Iš tų filmų, iš tų knygų išgąsdinti, iš tos over propagandos kad jie galvoja, žinai, čia va įtrauks ir kažkas bus, žinai. O dažnai, jeigu žmogus, aišku, dar problema viena, kad Lietuvoje
žmonės drąsūs būna tik kada dažniausiai išgėrė, žinai. Išgėrė žmonės drąsesni, ne, tenai kažką. Ir jie tada nusprendžia pavartoti kažko, pavyzdžiui, kanapių. O poveikis kanapės plus alkoholis, jis pasireiškia tokiu nestebuklingų jokių poveikių, bet tiesiog bloga ir svaista galva, žinai. Nu, tai tada vėl sako, oi, man bet kaip buvo bloga, žinai. Tiesiog tas pervertinimas, neįvertinimas, nesupranta diferenciaciją, nesupranta, kad jau vartoja tokį narkotiką, kuris belia kaip paškodis neišvaro ir jiems viskas, kas silpniau, visiškai silpnai veikia, net ne į tą pusę, negali to įvertinti, nesupranta, tai kaip čia tada, taip laukia, jis vartoja tą, bet jisgi tą žolę rūko, bet tą žolę, nu, kaip ir, nieko, eina čiuvas, viską daro, žinau, belia ką, vairuoja, krepšinį žaidžia, laidą veda, žinai. Šiandien trumpam atsipūsti lauką, tai noriu vieną dar tavo žaidimuką tokį, norim ištrilistinti geriausius lietuviškus mančius. Važiuojam. Aš jau Šiaip mėgsti valgyti, mėgsti parūkti. Yra, matai, dalykas toks, aš stoneris senas, rūkau tas kanapes tada, kai man buvo 12, ne, man dabar 40 metų. Aš visuose buvau etapuose, tikrai klasikiniuose stonimo etapuose. Pavyzdžiui, studentavimo laikais, man atrodo, iš vis valgydavau tik saldumynus. Tortai, pyragėliai, balta kava, čia... Parūkęs? Nu, tikras, ne tai, kad parūkęs, aš vis tai parūkęs būna. Aš niekada nebūna, aš būnu neparūkęs. Aš vis laiką, ir man tas apetitas vis laiką yra, aš vis laiką svajoju įkalti iš tikrųjų kokį nors snikeriuką su kava, nu vis tai čia mano mintys, aš priklausomas nuo cukraus ir man pakyla, bet kadangi tai visada vyksta, žinai, ir suaugi, supranti maisto vertę kūną, apie tai visą laiką, tai, žinai, ir supranti, kad reikia kažką keisti, bet nenori nustoti vartoti kanapių, tada save perlauži. Valgai avokadus, ne? Aš valgau tik sveiką maistą, ribotais kiekiais ir niekada iš tikrųjų nemančinu, neužkandžiauju. Bet esu tikras, kad esi ragavęs. Bet jeigu man kas nors nurauna ir būna draugų vestuvėse, kokios nors, kur labai faini skaniukai ir ką, ir aš tada jau prieš, tada jo, mėgaujuosi belekai, skaniu maistu, bet ir esu belekoks smaližius. Smaližiai. Tai puiku šitam žaidimui, tai žodžiu, tai listam aš vardinsiu lietuviškus mančius ir tu sakysi, S listas geriausias A, B, C. Gerai, pirmas, studentiškas riešutų miksas. Studentiškas riešutų miksas, matai, problema iš karto. Razinų nemėgti? Ne, tai kad ten razinų mėgstu, bet jis toks ir studentiškas tenai, žinai. Nu, tai duodam jam, aš maždaug B listę kažkur laikau jau. Medutis. Medus? Medutis yra toksai... Ai, pats pyragas, pyrago būdas, tas rudas toksai, trupiniukais tokiais. Mėgstu zarazą tą. Mėgstu A listą. Jeigu geras, būna gera, padaro kur nors iš tose fancy mūsų bekerėjus, tai kokiam ten, nu, ir fancy medutį įkali, tai eiksta. Kuršienų vyniotinis. Kuršienai, nelabai susipažinęs, nelabai, ką įvynioja nieko, ne, tą baltą kremą ir tiek, ne? Jo, tas kremukas baltas. Tai. Nepasakyčiau, kad kuršienai, man kažkoks neoriginal, jis toksai, man lenkynas toksai, kai būna tiesiog pakuoti, žinai, tokie. Čia su kuršienai sudeginai tiltai. Supakuoti batonų vynuotojai tokie, ne. Į kuršienus gal būna geras. Būna kuršienas, aš jau geriau danutės vaflinį tada. Nu, bet tai ką duodi kokią kuršienų vynuotinį? Nu, aš jį statau kažkur vėl. Nenori. Ne, C, nu tai jau kaip pasakysi, kepta duona. Siemkos, saulėgražas. Siemkos C. C listas. Ne, tau ne. Ne, man iš vis ne, man tiesiog yra sugadinta jų reputacija, įvaizdis. Aš patį gal tą saulėgražą gal, bet aliejus prastas visi žino. Man tas pats saulėgražų gliaudimas, aš nuo vaikystės mama sakydavo, kad čia tik ruskiai tai daro, jo, tai man bjauru, tai aš ne. O tada daro kitos kiaulės ausytės kaip. Oi, ne. Ne. Tai irgi C, ne? Gerai, o balta mišrainė? Tu kažkokių saldumynų daugiau. Bus. Balta mišrainė, palauk, balta mišrainė, jeigu gera daryta balta mišrainė, skani, ne per daug majonezo, alistas. Bandelės dešrelė? Bandelės dešrelė, blogai. B listas. Jeigu tos tokios kaip iš mano vaikystės mokyklos, kur valgyklos felčerės, tetukės vedėjos feikina viską ir įdeda tik galiukus, o vidurį namo pasiima, tai tos A listė. Ir dar saldytą šlabūdą. Jo, tos arbatėlė. Tai grietinėtis. Grietinėtis, ne mano taip, aš turiu žmonių, kurių nemėgstu labai, o jie mėgsta grietinėčius. Okay. Dėl to tau nušalė. Tai B ar C? Ką? B ar C? C listas. Zefyrai. Zefyrai, zefyram aš jau turiu kinkutį, nu tarsi man zefyrai vien tas žinojimas, kad žmonės nesuvokia dažniausiai iš ko jie pagaminti mane žavi.
Žinai, žmogaus dažnai paklausia, iš ko zefyras, jis toksai, iš cukraus, nesupranta, kad ten iš obuolių masės, žinai, tai man tas patinka. Bet ne tie amerikoniški, kur kepa jie laužo, nes beleka ten tai nesąmonė. Bet tie tokie vat laimos, jeigu, tai jo. Klasikiniai. Tai kur dedam? Dedam juos į A-listą. Fortuna, žinai tokius? Fortuna, tai aišku, žinau, nu. Bet tai plauk, Fortuna, tai, žinau, valgiau va čia backstage kažkada prieš porą dienų su kavytė. Nieko vafliukas toks, bet B-listas. B-listas, okei. Tada džiugo sūris. Džiugo? A-listė. A-listė? Geras, ne? Džiugo geras. Visur gerai. Ledainės su juo geri būna. O lašinukai su juoda dona ir svogūnu. Duodam jiem ten kokį B-listą. Nu ne, čia degtinė, alkoholis, ne mano tema. Va čia jaučiu, kad žinok, tau patiks. Tu nepaminėjai dar mano pačio mėgstamiausio lietuviško deserto. Kažkaip jaučiu, kad va šitas tau turėtų patikti, ir pasakysiu. Obuolių sūris. Tema yra obuolių sūris, bet bet aš jisai... Dėtėm... Tiek cukraus aš negaliu. Ką B variantas, nu, arba B, jeigu kietas, jeigu gero, ne. Gerai, kučiukai. Kučiukai mėgstu, aš aišku infusintus, nes aš darau kanapių pieną su THC. Ir bandžiau giminę savo įkalbinti visus, bet žinai, kaip pamatė visi, kad pas mane žalias tas pienas, žinai, visi tokie... Nesak. Ne, jūs tai... Ne, tai neįkalbint, kiek bandžiau juos, žinai... Gerai, magija mėlynas sūrelis. Važiuojam pagaliau prie sūrelių. Aš labiausiai, mano kinkas tai būdavo sūreliai. Aš ant sūrelių, man sūrelių, aš kur nežinau, aš tiek sūrelių suvalgęs. Tai tavo esi listas sūreliai, ne? Sūreliai tai mano top listė, tik tai ne magijos. Tai visiškai ne magijos. Aš turiu du mėgstamus sūrelių rūšys. Parsidavinėja dabar Circle K ir blatnos įprantusi tokie į popieriuką suvinioti. Labai keistas įpavadinimas, neatsimenu. Yra tik dvi versijos, su aguonom ir be. Jo. Tai va. Šitie yra nutekinta informacija, aš dabar gavęs čia su žmonių, kad šitas blogietis, mafiozės, švinius dabar puola šitą sūrelių firmą, nori ją perimti. Ir dabar yra pavojus bilekoks šitai sūrelių firmai, čia žinokit, čia reikia susidomėti. Praneškit Šerbeliui. Geri sūreliai, nes tie sūreliai iš tikrųjų yra unikalūs. Čia dar legendiniai Marijampolės fasoj daryti sūrelių linija. Čia yra kultinė lietuviški sūreliai. Vieninteliai tikro skonio, tikro varškės sūreliai. Va, tie va. O jeigu net jie, tai aš renkuosi Vilkiškių pieninės iš ypatingai purios varškės murmur liniją. Tai žodžiu. Ir paskutinės 100 lapės. Ką 100 apie 100 lapų? Oi, geras 100 lapės. Labai pats. Labai. Mano senelis amžinatilsį sakydavo, kad gera 100 lapė totorkos tik tai padaro. Totorkas. Bet jo, sūreliai tai S-listas tikrai. 100 lapė sakyčiau, manau, kad vienas artimiausių žmonių tikrai, greičiausiai net ir pats artimiausias mama yra. Kaip jinai žiūrėjo, tai ar jinai nebijojo, kad oi, čia Justeli tave pagaus, ten tave uždarys į kalėjimą, ar kad tu čia kažkas bus blogai. Nebuvo jai to? Čia paauglystė ar kada čia? Nu, šiaip galbūt papasako, gal keitė, aš manau, kad keitėsi vis tiek tas požiūris. Nu, kaip tai, aš tėvas, kaip tu žinau, žuožinai mane, tai tą alkoholį visą laiką, tai matyti, žinojau, kad aš visą laiką negeriu. Aš taip atviras maždaug su to būdu, aš turėjau 14 metų turėjau grupę Marijampolėje, Ganja Crew vadinosi. Ir mes stumdavom vien apie kanapes. Tai visos dainos būdavo, kaip mes pučiam ir kaip mes čia pūsim, žinai. Amžinatelis tas pats draugas, kuris mylė prodiuseris, serumas, Ganja Crew. Tai mamai buvo viskas aišku, žinai. Bet jinai, mano mama auksinė, nes tai, jeigu mane vis laik palaiko, tai niekada negirdėjau jokių priekaištų iš jos. O kai jau atsitiko šitie visi dalykai, čia kur ten kokia katedra, žinai, kaip krikščionė, tai atsimenu teisme ašarą braukė ten prieš tą kunigą. Nežinau, ar ten buvo suvaidinta, kad mane ten paleistų, ar tikrai, žinai. Bet šiaip jinai vis laik mane palaiko, šiaip. Man realiai kiekvieną dieną gali suimti policiją, žinai. Suimti policiją, nu aš realiai turiu tų kanapių, ką man daryti, aš jau turiu. Aš jas rūkau, už jas galiu sėsti į kalėjimą Lietuvoje. Mano motina dėl to jaudinasi, žinai. Tai yra vienintelis jaudulys, kuris ją kamuoja. Tai mane irgi kamuoja, aš į kalėjimą sėsti tikrai nenoriu. Tai prasme, tai nėra nei mano tikslas, aš knygų ir taip paskaitau ir visai nenori susidurti su kažkokia pasenusia sovietinė ten ta kastų kultūra ir ten sėdėti zonoje su bachuriukais. Nu nenoriu, ne mano tema yra. Bet ir būdamas savo šaly,
Lietuvoje aš negaliu, aš neatsisakysiu rūkyti kanapių. Aš negyvensiu dabar dėl, žinai, kaip mano daug draugų yra emigravę, ten sėdi kur nors Jukuose, nes jie ten ant tiek paranoja jiems rūkytas kanapės Lietuvoje, kad jie ten net negali čia būti, žinai. Tai aš būsiu čia, rūkysiu ir jaudinsiuosi, kad manęs ta policija nesuims ten kiekvieną dieną, žinai. Ir parūkiau per televizijoje, čia, kada per mamą, tai nespėjau suimti, 15 eurų baudą išrašė. Pirmą mūsų laidą darėm su Giedrium Savicku, kalbėjome apie alkoholį ir mes iš tikrųjų pabaigoje laidos priėjom išvados, kad mes neturim kažkokių atsakymų. Ne kiekvienas, žinai, gali. Ir aš tą sakydamas, kad gali ką, atsiprašau, vartoti alkoholį. Kad ne kiekvienas jo gali. Kad yra žmonių, kas tiesiog puikiai susitvarko ir gali tuo pasimėgauti ir neturėti dėl tų problemų. Ir tą suvaldo, kiti patenka į liūną. Nenori atsivengti to, nes, pavyzdžiui, aš savo aplinkoje turiu žmonių, kurie rūko dūmus ir kurie, jie stringa. Bet aš žiūriu iš šono, taip atsiriboju nuo emocijos, ir tau atrodo, kad, jam reiktų nerūkyti. Kad jam reiktų pradėti spręsti šitas problemas, savo apatiją, savo ambicijos neturėjimą, savo kažkokį tokį užsidarimą tokiam užburtam rate, kur tas prasideda gyvenimas nuo kasako iki kasako, kad jam reiktų pradėti nuo to, kad jisai gal nerūkyk kurį laiką seniau. Gal susidėliok viską, pasižiūrėk, kaip bus ir pabandyk nerūkyti, žinai. Ir norėčiau palies vis tiek ir su tavim šitą temą. Labai gražiai aptarė ir apibūdinai, kas yra gerai, kodėl tau patinka, kodėl tau atrodo neteisinga, kad yra tokie įstatymai, bet ar neturėtų savo aplinką visiškai žmonių, kurie galbūt susiduria ir savo tokių, kaip su alkoholiu būna, kad ne visiems pavyksta vartoti, gal ir kanapės. Ne, tai dėja jokių stebuklų nėra. Su kiekvienu narkotiku. Narkotikas gal kanapės ypatingas tuo ir geras tuo, kad nuo jos mirti negali. Ne? Nuo jos niekaip prirūkęs jos nemirsi. Niekaip. O visas kitas yra kaip ir su visais narkotikais. Žmonės irgi tampa priklausomi ir dėja iš to visokių pasiekmių visiems žmonėms. Ir aš tikrai esu matęs ne vieną pavyzdį savo aplinkoje, kad kanapių vartojimas gali pažadinti tam tikras psichinės būsenas. Šizofrenija, pavyzdžiui. Tai žmogus, reiškia, turintis polinkį jas arba sergantis jame, gali pažadinti psichozę visiškai tik su kanapėmis. Kad ir jos būtų patos natūraliausios, jokios necheminės. Tiesiog jo taip veikia smegenys, taip kažkaip susikonektina prastai. Ir tai savo aplinkoje esu tikrai matę žmonių, kuriem nuo kanapių vartojimo tikrai iššaukia psichozę, turi gultis į psichiatrinės ligoninės ir taip toliau ir panašiai. Dėl to mokslinis tyrimas įrodyta, kad stipriųjų kanapių rūšių negalima jokių būdų rūkyti tada paaugliams, kai jų smegenys formuojasi iki 21 metų, ne? Ir tai yra tiesa. Tokių pavyzdžių tikrai esu matęs ir neneigiu. Ir kai žmonės sako, kad nuo kitų narkotikų, esu grinai matęs, kad taip atsitinka nuo kanapių vartojimo. O žmonės, kurie, kaip tu sakai, tokie, aš savo aplinkoje mažai tokių turiu žmonių, kurie tokie apatiški, ir kaip čia toks dar gražus žodis yra, paliegėliai. Paliegėliai. Nežinau, ne. Mano aplinkoje daugiau stonerių, tokių kažkokių kraftmenų, kurie, žinai, staliai ar ką nors. Ir tai, kur ta krapšto, iš to uždirba pinigų, tada gali toj savo veikloje ir kažkiek stauninti, žinai. Tokių, kur visai guli pas mamą, tai nežinau jau versme. Apatija tai komfortas. Žinai, vis tiek, tai vis dėlto dar yra komfortas kažkoks. Tu staunini, apatiškas guli, mama tau daro kotletus, tu skaitai knygą, žinai, arba neskaitai, nežinau, žiūri teleką, YouTube. Nerimas, tai čia prieinam prie kito. Taip, nemažai žmonių rūkantys kanapes jaučia nerimą, paranoją. Rūko, jam atrodo, kad ten brekas menta iš visų rozečių lenda, žinai. Bet čia iki to nueina žmonės. Ir aš labai daug tokių pažįstu, kas, sakau, girdėjau, pradeda girdėti, kaip balsus kažkokius ir kur ten kalbasi, kaip kviečia policijas ir taip toliau. Ne, bet ar tau netrodo, kad čia susiję? Aš nemanau, kad čia vien kanapės. Aš sakau, čia yra tas vištos ir kiaušinio dalykas. Tai prasme, kad tu galbūt esi linkęs nerimą, galbūt tavo gyvenime kažkas yra sudėtinga, dėl to tu ieškai, kaip nuo to pabėgti. Apsvaigimas marihuana yra būdas tai, nes tavo taip tada sustiprėja dalykai ir, tarkim, jeigu tu esi kažkoje geroje aplinkoje ar ten žiūri filmą, tu įsigilini labiau, žinai, tos emocijos stiprėja. Ir tu rūkai, tuo pačiu turi tas problemas ir niekada nežinosi, žinai, ar čia dėl to, kad tu rūkai ir sustiprintas emocijas, ar dėl to, kad tu rūkai dėl to, kad tau veikiant to pabėgimo, čia man tai atrodo, kad yra sudėtingiau viskas, negu kad taip atsakyti tiesiog. Aš nežinau, man atrodo, žmonės, kurie labai turi kažkokį stiprų blogą kontaktą su kanapėm, pavyzdžiui, aš turiu nemažai draugų, kurie tikri reiveriai.
bilia kaip ten, visą gyvenimą vartoja narkotikus, visokius. Nuo iki, žinai, pradeda. Stimuliantais, kokaina. Jie viską gali šniuoti, jie vakarėlių metu bet ką sušniuoti. Bet jie bijo kanapių, jiems tos kanapės suteikia, žinai, kažko. Jie sako, man čia pats stipriausias narkotikas. Čia šiaip labai dažnas, kad jeigu kalbėjome apie patirtį, žinok, čia labai dažnai tai būna. Čia mane iš taško išnešioja, visiškai. Čia Markas, mano kolega, tikrai nėra naujokas su narkotikais, tikrai yra patyręs, bet jisai, jeigu parūko žalės, tai jam pradeda atrodyti, kad jis nukencelintas, kad jisai, kad niekur daugiau karjeros, čia nieks nežiūrė. Jis negali, jisai vienintelio, mes buvom Amerikoje, Teksase, ten yra tokia Delta 8, man atrodo, vadinasi, ten šiek tiek kitokia ir tokia lengvesnė, tai jie tai galėdavo ten parūkyti, dar nebuvo problemų, bet jeigu tik jis parūko, ten normalus, tai viskas, tai jis jau akytam klaps, nebekalba su mums, žiūriu kažkur ten telefonį jau kažkam. Mes einam jau į pabaigą, mūsų laikas senka ir iš tikrųjų gal galėjau nuo to pradėti pokalbį, bet dabar nusprendžiau vis dėlto dėliodamasis galvoti tą planą, kad pabaigsiu, tai aš žinok, manau, kad tu esi geras pavyzdys, kaip rūkančio žmogaus, kuris yra sėkmingas, kuris labai gerai išmano ir moka lietuvių kalbą ir kuris kūrė gerą muziką, turi verslus ir save realizuoja. Ir dar pasakysiu, kad iš tikrųjų mano aplinkoje ir mano gyvenime tu išvis esi tam tikra legenda, mes žiūrėdavom freestylus, mes stebėdavom, mums tai inspiravo ir iš tikrųjų vienas iš žmonių, kuris inspiravo ir mane tą kalbą savo išmokti. Ir nors esu gana marozas ir buvau savo laiku, bet aš lietuviškai rašau be klaidų, tai ir iš tikrųjų repo visi tie senoji gvardija jūsų buvo tie žmonės, kas inspiravo tam, tai aš taip manau ir nuoširdus komplimentai tau ir aš manau, kad tu sėkmingai darai tą, ką darai ir labai prisidedi prie tos kultūros augimo. Ir tu būtum tikrai vienas iš žmonių, kurios aš įvardinčiau, nes mes turim tokį mini žaidimuką ir aš tavęs paprašysiu tiesiog, kad greitai, taip dabar, nežinau, per daug negalvodamas, pasakytum, gali būti gyvi žmonės, gali būti jau mirę žmonės, bet tiesiog 5 žmonės, su kuriais norėtum parūkyti. Su Kernagiu, Prūsaičiu, savo tėvu, tai kokiu Bob Marley ir gal All Dirty Bastard iš Votango. Ok, geras starting 5 toks. Ir tu 6 žaidėjas. Nieko, jo, aš irgi tada baigsiu kokios pagyrom jūsų laidai, kad šviečiat, kad žmonės tikrai ir pačiam buvo įdomu kitas laidas pažiūrėti ir tikrai reikalinga medžiaga žmonėm. Tikrai fainas turinys ir ačiū, kas daro laidą, kas remia ir tik pirmin. Ačiū tau, kad atėjai. Ačiū pagrindiniams projekto partneriams. Tai Vilniaus savivaldybei, naktiniam Vilniaus biurui ir Maksimai. Skatinu siųsti laiškus, paliekame linką aprašyme video. Rašykit savo istorijas, dalinkitės ir mes jas tikrai aptarsime. Ir žinoma, ačiū Dūmų fabrikui, kuris mus įsileido ir šiai laidai ypač simboliška vieta – Dūmų fabrikas.